pirmiausia su plėšriųjų paukščių mylėtoja, augintoja, o tuomet jų regos sistemų tyrėja. Mokslas mano partneriu tapo iš tikrųjų dėl to, kad jis yra įdomiausias įrankis ieškoti atsakymų į mane labai kamuojančius klausimus. Ir taip jau atsitiko, kad mane jau kurį laiką kamuoja klausimai būtent apie plėšriuosius paukščius. Jeigu konkrečiau, tai apie tai, kaip plėšrieji paukščiai mato laiką ir erdvę. O jeigu dar paprasčiau, tai klausimas skambėtų taip, kaip pelėdos akis seka judesį. Bet pirma, man labai įdomu, kaip jūs galvojate. Ar žmogus mato greitai ar lėtai? Lėtai. Kaip galvojate? 24 kadrai per sekundę. Na, iš tikrųjų, čia gana dviprasmiškai, nes jeigu aš pasakinėsiu galvą ir įvertinsiu savo matymą, kaip ir jūs, tai kaip ir viskas tvarkuoja. Nes mes visi matom taip, kaip mums reikia. Visi gyvūnai mato taip, kaip jam reikia. Bet jeigu mes pagalvosim apie tai, ar mes esam greiti ar lėti gyvūnai, tai mes esam lėti gyvūnai. Tai mes matom tikrai labai lėtai palyginus su kitais gyvūnais. Na, jeigu sakalas nematytų bent porą kartų greičiau negu žmogus, tai greičiausias jo kritimas iš dangaus žemėje būtų pirmas ir paskutinis. Na, ir tikriausiai visi įsivaizduojate, na ką, aš aišku, kad neįsivaizduoju, bet visi žinot, kaip atrodo, kai mes nebespėjom pagauti judesio. Jeigu esate važiavę automobiliu, tai tikrai visi žinot, kai mes žiūrim pro langą, važiuojam pakankamai lėtai, akis veikia puikiai, vaizdas aiškus. Jeigu važiuojam truputį per greitai, kas atsitinka, vaizdas ima lietis. Na ir turbūt visi esame bandę gaudyti musę. Erzina. Mane tai tikrai erzina. Manau, kad ir jūs erzina, nebent esate labai sėkmingi šito mene. Kodėl erzina? Nes jeigu musė skrenda šitaip, tai mūsų akis mato ją kažkur čia, čia, čia ir štai čia. O visur kitur gali tik tai skuduriu mojuoti ir bandyti pataikyti tai, ko nematai. Nes jis skrenda žymiai greičiau, negu mūsų akis mato. Bet paukštis toks labai mažas, mielas musinukė tikrai nesinervina kiekvieną dieną medžiodama pietums vabzdžius, nes jis mato daugiau nei 2,5 karto greičiau negu žmogus. Reiškia, kad jinai tą patį judesį mato žymiai tankiau. Ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, jie tik tai reikia snap ir išrinkti tą vieną judesį, tą vieną momentą. Tai būtent mane domina, o kaipgi tą judesį mato pelėda. Būtent tai aš ir turiu ir man talkina gyvos, tikros, mąstančios, jaučiančios ir besimokančios pelėdos. Tai mano pelėdos turi išmokti gana paprastą užduotį. Bet ta užduotis atrodo paprasta mums. Pelėda tupi ir arenoje priešais save sienoje mato 2 lempas. Ir viena iš tų lempų joms užsidegus visada mirksi. Užduotis gana paprasta. Pelėdai reikia apžiūrėti abi lempas ir išsirinkti atskristi į tą, kuri nemirksta. Aiškiai, mirksėjimas aiškis ne, o gražiai deganti lempa taip. Kai paukštis išmoksta, jis išlaiko 3 egzaminus ir tada aš jau esu įsitikinus, kad jis tikrai gerai suprato, ką aš noriu išmokinti. Na ir tuomet aš imu tą mirksėjimą greitinti. Na, mirksėjimas šiuo atveju yra judesys. Tai kuomet judesys yra per greitas mano paukščio akį pagauti, jis pradeda klysti, nes staiga judesys susilieja ir jam ima atrodyti, kad abi lempos dega taip pat. Ir kai aš matau, kad mano gerai egzaminus išlaikęs mokinys ima klysti, aš suprantu, kad čia yra kažkur ta riba, kur jis nemato. Tokie dalykai užima labai daug laiko, nes pelėdos mokosi tikrai lėtai, po truputį, nes dauguma metodų, kas tinka kitiem, netinka jom. Tačiau jau pirmieji rezultatai rodo, kad pelėda greičiausiai yra lėčiausiai matantis paukštis iš visų ištirtų. Ir mato tikriausiai netgi lėčiau negu žmogus. Na, iš tikrųjų tai skamba labai keistai, nes tada atrodo, kad sekti judesį tamsoje tam paukščiui tampa praktiškai neįmanoma. Iš tikrųjų tai plėšriųjų paukščių akys yra vienas didžiausių sausumoje ir daugumai žinoma, kad naktiniai plėšriai pasižymi tuo jautrumu šviesai, o būtent dieniniai aštrumu. Tačiau mokslininkam jų regos sistemas kelia labai daug klausimų, o tyrimų šią temą yra tikrai labai nedaug. Tirti būtent šių paukščių regos sistemas nėra tik smalsumas. Panašus akys gali turėti labai skirtingas funkcijas. Todėl tyrinėdami jų akis mes geriau suprantam pasaulį. Nes realiai suprasti gamtą yra mokslo pagrindas, nes taip kaip veikia gamta, taip veikia pasaulis. Taip veikia žmogus, taip veikia technologijos, taip veikia dronai, naktinio matymo sistemas, vaizdo kameros. Taip veikia mūsų strategijos gamtosaugai, taip veikia mūsų miestai, kuriuos norim kurti ne tik žmogui, bet ir gyvūnai. Ir galiausiai tai primena žmogui, kad mes visi pasaulį matom kitaip. Ir mes jį matom ne taip, kaip
jisai yra, koks jisai yra, bet mes jį matom taip, kaip mes galim pamatyti. Ir kiekvienas gyvūnas, jisai turi savo kažkokią jutiminę realybę. Ir tik tai, tirdami tas jutiminės realybės, mes iš tikrųjų galim suprasti, kokia yra ta gyvybės ir gerovė. Tai galbūt ir jūs kitą kartą, kai matysit paukštį stebintį horizontą, arba katę namie tingiai nežiūrinčią šešėlį, galbūt ir jūs užduosit savo klausimą. O kaipgi pasaulis juda pro šio gyvūno akis? Ačiū.